yra neatsiejama mūsų geros savijautos ir pilnaverčio gyvenimo dalis. Šiandien kalbiname ilgametį Opera klausos centro klientą, poną Romualdą. Jis mielai sutiko pasidalinti savo patirtimi, kaip technologinės inovacijos daro įtaką jo klausos gerinimui. Gal galite trumpai papasakoti, kaip sutriko jums klausa ir kokie buvo sunkumai sutrikus klausai? Klausa sutriko, na, sakykim taip, galbūt netikėtai pavadinkim. Taip, pirmas sutrikimo tas požymis buvo tai darbas, nes darbe reikėjo bendrauti su pašnekovais ir aš jų negirdėdavau, jie prašydavau pakartoti klausimą. Antras aspektas tai šeima. Žmona vis kartodavo užduodamus klausimus. Na ir televizorius, kurį aš visą laiką vis garsindavau. Tai va, šitie tokie buvo pirmieji aspektai, kurie jau sakė, reikia jau kažką rimčiau galvoti. Tai kas jūs paskatino kreiptis į specialistus? Pats sugalvojate, ar šeimos nariai jūs paskatino? Iš tikrųjų, tai daugiau gal mano iniciatyva, nes tai yra darbas. Mane tai jau tiesiog labai jau spaudė, kad tikrai reikia čia tvarkytis. Tai vat, kreipiausi pas šeimos gydytoją, gavau siuntimą, patikrino klausą ir buvo rekomendacija, kad jau reikalingi klausos aparatai. Kaip seniai jums sutriko klausa? Iš esmės, tai galbūt netgi anksčiau, negu aš kreipiausi, jau pasidarė problemos galbūt 2014 metais. O jau rimtai pasižiūrėjau jau būtent po 3 metų, tai yra 17 metais. Sakė, kad jau reikalingas aparatas. Šiuo metu jūs nešiojate Unitron Vivante užausinius klausos aparatus. Kokie pirmieji skirtumai, kuriuos iškart pastebėjote juos užsidėjus? 100% garsas, natūralus garsas. Kas labai vėlgi svarbu, mėgstu važinėti dviračiu, vėjas, tas cypimas ausyse, jisai iš karto buvo prislopinamas, aš galiu laisvai susikalbėti su kolega, su kuriuo šalia važiuoju. Dar labai geras sprendimas, tai yra išmanusis televizorius, kur yra 2 funkcijos, kur su viena aš tiesiog galiu pasijungti tiesiai į savo klausos aparatus ir girdėti garsą, netrukdant šeimos nariams. Antras aspektas, tai yra gali visi klausyti ir aš galiu papildomai girdėti savo klausos aparatuose norimą garsą. Stereo garsas labai geras, tikrai. Galiu klausyti muziką, Bluetooth sąsajos pagalba, tai yra susijęs su įvairiais išmaniaisiais, tai yra telefonu, kompiuteriu, planšetė. Tai va čia šitie tokie pagrindiniai dalykai, kurie man iš karto davė tokį efektą įsigijus šitos aparatus. Ir šių aparatų dar yra ypatingas dizainas, nes jie yra pritaikyti tiek dešiniai, tiek kairiai ausiai. Ar jūs kažkokius šios skirtumus pastebėjote? Tikrai taip, tai yra vienas, kad jie yra siauručiai, jie yra lengvučiai, juos susidėti visiškai nejauti, kad jie yra. Na ir kaip visi kolegos ir draugai netgi sako, ką tu su aparatais? Parodau tada taip, bet taip jų net ir nesimato. Tai iš tikrųjų tikrai patogus, tvirtai laikosi, tikrai labai geri ir aš jų pats nejaučiu, kad aš juos nešioju. Jūs vis minite tuos privalumus, kad jie patogus, tvirtai laikosi. O dar, sakykime, jeigu mes lyginam su senaisiais aparatais. Jo, taip, tikrai buvo tokių nepatogumų, tai yra triukšmas tam tikroje aplinkoje. Taip. Tai kada didelė kompanija, didelis triukšmas, buvo labai sudėtinga susikalbėti, tai yra labai gera funkcija, hiperfokus funkcija, kuri tą triukšmą pritildo. Ir aš galiu laisvai susikalbėti su savo pašnekovu. Tai čia yra vienas. Didelė auditorija, auditorijoje, kaip ir žmonės toliau sėdi, man nebelieka jokios problemos išgirsti tą klausimą, atsakyti į tą klausimą.
Labai geras 360 laipsnių automobilis, tai funkcija, kur aš galiu girdėti, kas yra šalia, susikalbėti su jais, kas yra galinė sėdynė, kas priekinė sėdynė. Tai va šitos funkcijos yra tos, kurios labai gerai veikia. Ar Vivante klausos aparatus lengva valdyti? Tikrai taip, lengva valdyti. Yra nauja programėlė, kuri vadinama Remote Plus. Taip, su ja aš kuo puikiausiai valdau garsą, pasirinku norimą aplikaciją. Kas labai dar patinka, kad palieku atsiliepimą klausos protezavimo specialistui. Galima padaryti nuotoliniu būdu, specialistas tas funkcijas sutvarko ir man nebereikia papildomai važiuoti arba daug tų vizitų daryti tam, kad, sakykime, susitvarkyti su tam tikrom problemėlėm, kurios atsiranda naudojantis aparatais. Paminėjote tiek daug privalumų, tačiau gal vis viena kažkokia vienintelė funkcija, kuri jums labiausiai patinka, kurios nebuvo anksčiau, išskirtumėt? Sakykime, gal ne viena, bet kelios funkcijos. Tai yra pati pirmoji atsiliepimas į skambutį. Tai yra prisilietimas prie ausies ir iš karto aš atsiliepiu į skambutį. Labai gera funkcija yra mobilusis asistentas, bet iš tų labiausiai patinkančių. Klausos aparatai yra įkraunami. Ar jums tai patogu? Tikrai taip. Įkrauti yra labai patogu, nes yra patogus įkroviklis. Įkrauti aparatai laiko, jau pagal mano praktiką, dieną ir netgi ilgiau, aš jau tą esu patikrinęs, iki signalo, kad jau jie įsikrauna, tai aš kažkur tai iki 11 val. Vakaro be problemų su aparatais viską girdžiu. Jie įkraunami labai greitai, sakyčiau, per 3 valandas jie įsikrauna. Įkroviklis yra labai patogus, mažytis, gali į kišenę įsidėti, gali pakrauti iš automobilio, iš kitų įrenginių, su kuriais galima kompiuteris, jis gali pakrauti. Taip, elektros tinklas, be problemų tikrai. Klausos aparatai labai gerai įsistato į patį įrenginį, ten yra magnetėlis, kaip magnetėlis, jie tiesiog iššoka ir labai puikiai viskas vyksta. Jūs esate ilgametis Opera klausos centro klientas nuo 2017 metų. Kaip vertinate šio centro paslaugas? Tiesiog galiu pasakyti trumpai, labai gerai. Labai geri specialistai, tikrai surandame visus reikiamus sprendimus, kurie reikalingi tam, kad tie klausos aparatai dirbtų taip, kaip reikia ir man būtų jie geri ir tinkami. O ką patartumėte žmonėms, turintiems klausos sutrikimų, tačiau nesikreipiantiems, neieškantiems pagalbos? Iš tikrųjų reikėtų, kaip, sakykime, kiek tenka ir girdėti, tai kad kažkokia tai baimė atsiranda. Tai sakyčiau, kad nereikėtų tų baimių, reikėtų keisti stigmas ir pereiti prie technologinių sprendimų, prie juos priimti. Tai va čia yra pagrindiniai dalykai. Dėkojame ponui Romualdui už pavyzdį ir padrąsinimą, gražius žodžius skirtus Opera klausos centro darbuotojams, bei puikius atsiliepimus apie Unitron Vivante užausinius pilnai įkraunamus klausos aparatus, kuriuos jau mes galime pasiūlyti savo klientams.